Gerą dieną visiems, sveiki draugai, sekėjai, pažįstami ir visi tie, kas domisi tuom, kas vyksta Visagine. Šiandien graži diena, labai gražiai pasnigo, atšilo, puikus oras. Vyko tarybos posėdis, kuriame pritarėm biudžetui ir strateginės veiklos planui. Dar buvo keli klausimai. Apie tai šiek tiek vėliau. Ir top tema, be jokios abejonės, tai yra Andriaus Tapino paskelbtas video apie Visagino kanceliarinių lėšų, Visagino savivaldybės tarybos narių kanceliarinių lėšų panaudojimą 19-23 metų kadencijoje. Peržiūrėjom, aišku, visi tarybos nariai, nes pasirodė tas video tarybos posėdžio metu, jau visi sėdėjo kaip ant adatų. Pasižiūrėjom, iš tikrųjų didelis darbas. Labai didelis darbas, labai teisingas darbas, nes pagaliau buvo sutvarkytas totalus chaosas savivaldoje su tom išmokom, su ta atskaitomybė, kuri buvo absoliučiai chaotiška. Tas yra gerai. Toliau yra teisėsaugos be jokios abejonės darbas, kam teisėsauga nuspręs arba matys pagrindą kelt tolimesnius klausimus. Tai, kad klausimai kyla iš žurnalistų, tai yra viskas logiška. Klausimai buvo užduoti visoms savivaldybėms, man rodos, ir Kaunui irgi, bet ten buvo kita istorija. Tai yra tęstinis veiksmas, jis turi užsibaigti gražiai ir už tai žurnalistams galima tik padėkoti. Toliau, kaip ir sakiau, teisėsauga turės klausimų. Kažkam turės klausimų, tas ir eis, tada konkrečiai aiškinsis dėl kiekvienos aplinkybės, dėl kiekvieno fakto. O užduot klausimus teisėsauga realiai gali bet kam, net ir tiem, kas nepateko, sakykime taip, į šį jau video, taip, apie kuriuos galbūt viešai kol kas nekalbama. Pagyvensim, pamatysim. Dabar dėl tarybos posėdžio biudžetas. Iš tikrųjų, taip, kolegos pas mus Nikolajus Lebedevičius, jis dabar labai aktyviai ir labai griežtai oponuoja beveik kiekvienam klausimui. Dėl biudžeto, man jau šitas 10 biudžetas, prie kiekvieno biudžeto galima, sakykime, tai prisiknysti. Už kiekvieną biudžetą galima nebalsuoti. Visada galima surasti, kodėl jis yra blogas. Bet yra vienas niuansas. Nebalsuojant už bet kurį tarybos sprendimą, turi būti argumentai. Jeigu tau šiaip nepatinka, ar jeigu tu ten paruošai 50 esminių kažkokių tai globalių pasiūlymų ir tiem pasiūlymams nėra pritarta, yra vienas aspektas. Ar mes turim alternatyvą? Ar mes turim alternatyvų biudžeto projektą, už kurį galima būtų balsuoti? Iš tikrųjų, Nikolajus kelia teisingus, nemažai apimtimi klausimus ir kai kurie klausimai paprasčiausiai jis nukopijavo nuo kitų tarybos narių, kurie jau seniai apie tai kalba, bet vėlgi, mes neturim jokios alternatyvos. Ir mes visi puikiai suprantam, kad už biudžeto formavimą politinę atsakomybę pirmiausiai neša meras. Bet koks meras, bet kurios savivaldybės, nesvarbu nei vardas, nei pavardė. Tai iš savo pusės, kaip komitetas ir kaip tarybos narys, mes ir su kolegomis ir atskirai kiekvienas pateikėm labai konkrečius, galbūt ne globalius pasiūlymus, bet labai konkrečius siūlymus, kurie sprendžia labai konkrečius klausimus. Daleiskim, dėl įrengimo tų daviklių, kurie fiksuotų mokykloje ar rūko vaikai ar ne, dėl papildomų lėšų skirimo ikimokyklinio ugdymo įstaigai, kad atliktų remontų darbus ir panašiai. Dėl globalių dalykų taip galima mojuoti kardais, bet man irgi apie tai jau sakiau ir ne kartą, ir privačių namų kvartalas, taip kaip įgyvendinamas projektas, aš su tuo nesutinku, tai kaip įgyvendinamas projektas dėl to kalno, irgi tai mano gilių įsitikinimu irgi neteisingas biudžeto lėšų panaudojimas, tačiau tai sudaro Tačiau mes neturim galimybių ištraukti šitus reikalus iš biudžeto. Tad šiaip
kaip čia, žinot, kaip sakoma, pradėti verkt dėl to ir nebalsuot, nu gerai, mes šiandien galėtumėm neprabalsuoti už biudžetą. Po savaitės tas biudžetas ateitų į tarybą lygiai toks pats, po 2 lygiai toks pats, nes biudžetą formuoja meras ir už tai neša politinę atsakomybę per rinkimus. Tai dėl šito yra tokia labai paprasta pozicija. Vaidint, sakykim, taip griežtą opoziciją, tai irgi yra, žaidimo, sakykim, taip dalis, yra dalis visuomenės, kuriai patinka, kai žmonės kažką kalba prieš, bet ir jiems net neįdomu, ar už to stovi kažkokie realūs veiksmai, ar už to stovi kažkas dar realaus, ne tik kalbos. Maža to, net ne visiems yra įdomu, ar kai kurie globalūs siūlymai, ar jie yra įgyvendinami realiai, ar jie yra šiaip skelbiami dėl, sakykime taip, dėl parodyti savo susirūpinimą esamą situaciją. Dar vienas sprendimas, apie kurį galima pakalbėti, tai yra sprendimas dėl aprašo pakeitimo. Aprašas susijęs su savivaldybės būtų skirimu, ne socialiniu būtų, o savivaldybės būtų žmonėms, kurie dirba biudžetinėse įstaigose, daleiskim, atvažiuoja koks gydytojas ar mokytojas ar šiaip specialistas iš kitų miestų, taip ir jam skiriamas ir jis prašo daleiskim, tarnybinio, vadinkim, tai būtų. Dabar atsirado naujas saugiklis, kuris turėjo atsirasti šiaip realiai jau seniai, dėl 25 km spindulio, tai yra, jeigu žmogus gyvena, pasakykime taip, ten Dūkšte, tai jis jau negalėtų pretenduoti į tokį būtą, kas yra absoliučiai logiška. Dabar 17 žmonių stovi eilėj, laukia tokio būsto. Gaila galbūt, jeigu mes prieš metus būtumėm būtų užregistruotas mūsų su Aurimu Gudu siūlymas realiai pakelt įkainius už savivaldybės būtų nuomą iki adekvataus lygio, nes dabar jis yra visiškai nerealiai mažas, mes turėtumėm gal papildomų lėšų apie 50 000 tik per praeitus metus, kurie galėjo būti skirti būtų remontams, nes yra būtų, kurie nesuremontuoti. Tokia yra situacija, bet tas tarybos sprendimas nebuvo registruotas ir kaip tik apie neregistravimą tarybos narių pateiktų tarybos sprendimų projektų aš jau kalbėjau po tarybos posėdžio kaip informacinį klausimą, nes teko susirašinėti oficialiai su vyriausybės atstovo įstaiga Panevėžio ir Utenos apskrityse, su vyriausybės atstovu, kuris neseniai prieš kelias savaitės atsiuntė merui ir man, kaip vienam iš to susirašinėjimų dalyvių, savo raštą, kuriame rekomenduoja merui užtikrinti, kad savivaldybės tarybos narių paruošti tarybos sprendimai nueitų iki svarstymo komitetuose. Ir kaip mes suprantam, jeigu vyriausybės atstovas rekomenduoja užtikrinti, reiškia iš faktinių aplinkybių jis mato, kad tai nėra užtikrinama pas mus savivaldybė. Vieną iš pavyzdžių aš jums jau pasakiau. Kitas pavyzdys tai yra sprendimas dėl įkainių ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios pas mus yra nerealiai aukštos, apie tai aš rašiau ne vieną straipsnį, ir dėl maitinimo irgi darželiuose, bet tas sprendimas jau 4 mėnesius neregistruojamas. Tai kreipiausi į tarybą ir iš tikrųjų tikiu, kad meras atsižvelgs į susikloščiusią situaciją ir vis dėlto įgyvendins rekomendacijas ir užtikrins, kad kiekvienas tarybos narys galėtų realizuoti savo teisę, kuri yra įrašyta įstatyme, teikti tarybos sprendimus, o jau po to taryba kolegialiai nuspręs, ar tas sprendimas yra reikalingas ar nereikalingas, ar jis turi būti šiek tiek pakeistas, o meras irgi įstatymų nustatyta tvarka, jeigu jam iš esmės turi jis, sakykime taip, objektyvių priežasčių vetuoti šį tarybos sprendimą, galėtų pasinaudoti tokią teisę. Tai yra įstatymas, labai gražiai viską sureglamentuoja, tik pas mus vienoje vietoje tai šlubuoja.
Tai tiek, jeigu yra klausimų, rašykit. Ačiū jums visiems. Iki malonaus.